Treneri, jūsų komentarai apie rungtynės. Labai gaila, kad toks rezultatas. Atidavėm viską, iš tikrųjų vyrai šaunuoliai, aš manau, kaip ir jiems sakiau Rūbiniai paskutinius žodžius, kad jie šiandien gali išeiti su pakelta galva. Toks jau tas sportas, kad ne visą laiką gali laimėti, reikia išmokti ir pralošti, bet aš manau, jauniem vyram tai tikrai gera pamoka, ypač namuose, visi sirgaliai, ačiū jiem, ta prasme, užpildė areną, palaikymas buvo nerealus ir jie buvo mums kaip šeštas žaidėjas ir net pralošus visi skandavo Lietuvą, tai labai daug verta, manau, kiekvieno sportininko, ypač lietuvio gyvenimo. Kaip vertinant čempionatą, galima sakyti, kad kiekvienos rungtynės buvo soldautai, rytojos rungtynės irgi soldautas. Geras ledo ritulys, geras jaunimo ledo ritulys, susirinko tikrai stiprios rinktinės, kiekvienos rinktinės, ta prasme, vertos 10 balų, azartas, kova, jaunimas daužosi, ta prasme, ką žiūrovai mėgsta, duoda gerą šou, aš manau, dėl to ir žiūrovai susirinka palaikyti, tai viskas super, ta prasme, laukiam rytojaus, ruošiamės ir tikiuosi teigiamo rezultato ir visi tikimės grįžti su kažkokios spalvos medaliu, aišku, jau ne pirmos, bet ant savo kaklo. Ką tokio amžiaus sportininkas gali iš tokių čempionatų pasimokinti ir nusinešti į aukštesnį lygį? Tai manau, būtent toks amžius, kokie jie dabar yra, 17-18 metų, gal keletą žaidėjų turim, kuriems dar nėra 17-18, bet ta prasme, jiem pats tas amžius, kai turi turėti tokias rungtynės, kad jie augtų ir vėliau taptų profesionalais. Ačiū.